Hari Krišna, Radhi Radhi. Sveiki, taip, tai turiu tokią temą. Iš tikrųjų, jinai jau knibžda kelias dienas galvoju, kad kažkam tai būtų atsakymas. Pirmą perskaitau, man vienas atsidavęs bhaktas, reiškia, būtent atsiuntė, galima galbūt ir kitaip išdėstyti. Tai dabar etapai. Dvasinio kelio pabudimas, ne? Pirmas, tai vadinasi pabudimas. Gali būti atsitiktinis arba iškeltas sunkios, sudėtingos situacijos gyvenime, kai jau nebėra kur dėtis. Tai fainas etapas, atradimo etapas, kai dvasinis kelias skrieja greit, nes nuo materijos vos atsiplėšus dvasia kelia savaime, tarsi avansu. Tai turbūt visi tą pajutos, pabudimas toks, susivokiau, pabudęs. Antras, palaima. Tai palaimos etapas, kada atrodo, kad viskas, šiam gyvenime nieko svarbesnio nėra. Vien dvasinė palaima, pakylėjimas, norisi su visais dalintis, skleisti ir taip toliau. Tai atliekant dvasinę praktiką, radus tai bendraminčių ir taip toliau, kurį tai laiką. Ir viskas. Ir toliau prasideda The Dark Night of the Soul. Tamsusis periodas, kada nusiviliama dvasiniu keliu, kada nusikerta ir nusisuka artimieji, giminės, netgi tėvai, vaikai, sutuoktiniai, geriausi draugai. Tam tikra prasme dvasinė depresija, lūžis, kuris grynina ir kaitina iki galo, daužo ir naikina ego. Ir šitą šitą ir nagrinėsim. Toliau perskaitau 4, 5, 6, bet mes eisim į 3. 4. Susivokimas. Ateina po visiško sielos išrengimo. Ateina neutralumas, suvokimas, kad visi turi vietą pasaulio ir nebesvarbu kas, aš eisiu savo keliu. 5. Įsišaknyjimas. Tai laikas, kada vyksta atsitraukimas ir jau nebe taip svarbu rodytis, nes šaknis eina gilyn, pats medis dar labiau suauga, tai dvasinio gyvenimo saugystė. Nebesvarbu kas kur, kas ką, tai tavo branda. Ir 6. Misija. Ir tik tada po ilgo kelio ateina tikroji dvasinė misija, tada jau galima vesti mokinius, turėti jų ir taip toliau. Tai 3. Nes, kaip ten bebūtų, visi, kas ilgai kartojat mantrą, klausot paskaitų ir taip toliau, esat galbūt pajutę tuos kalnelius, tokius linksmieji kalneliai. Euforija, nuokritis, aišku, būna žmonių, kuriem tikrai būna daugmaž lygiai. Visai būna, visai neprisiriškim jokių būdų. Bet dažniausiai taip, ne? Nes pamatom, kartoja, sako mantrą ir sako, išlenda, kažkokie tai visiškai prieš 10 metų kažkas kažkur kažką pasakė, prisiminė, ten koks demonas išlenda iš širdies. Iš kur čia? Tai tiek nešvaros yra. Ir tada ir nutraukia mantrą kartu, sako, man pablogėjo, man labai blogai pasidarė ten kažkas. Tai tavo paties atsiprašom, parvažiavo, ne? Gerai, nesvarbu, tai aš ką norėjau šitą. The Dark Night of the Soul. Tamsusis periodas, kada nusiviliama dvasiniu keliu, nusikerta ir nusisuka artimieji, giminės, netgi tėvai, sutuoktiniai, geriausi draugai, gal net mokytojai dvasiniai. Tam tikra prasme dvasinė depresija, lūžis, kuris grynina ir kaitina. Iki galo daužo ir naikina ego. Ir dabar prie ką aš norėjau pasidalinti iš tikrųjų, mintis, kurios atėjo. Kodėl tai vyksta? Kodėl dauguma ir patiria tą The Dark Night of the Soul. Tas tamsos periodas, kurio dauguma atsisako dvasinio kelio galbūt. Arba turi išgyventi tą tamsą. Tai yra dėl to, kad iš tikrųjų dvasiniu keliu buvo einama ne iš meilės Dievui, ne iš noro Dievo. Natūralu, kurgi ta meilė Dievui, jeigu mes jo niekad nematom. Kaip sako, mylėk artimą, o tada mylėk tolimą. Kai išmoksi pamilti artimą, išmoksi mylėti ir tolimą. Bet tai yra iš tiesų dėl to, kad paaiškėja, kad mes iš vis ir nenorėjom nei dvasinio kelio, nei Dievo. Galbūt tai buvo tik noras susitvarkyti savo problemas. Pirmas variantas. Žmogus pradėjo eiti dvasiniu keliu dėl to, kad turėjo problemų skyrybose, negalėjo išsiskirti ir ten labai daug metų tas tęsiasi ir buvo surasti įvairiausi mokytojai, įvairiausi rūgai, kas padėtų tą problemą išspręsti. Žmogus ieškojo, kaip nusimesti tą problemą. Ir atėjo iki tikro aukščiausio žinojimo, aukščiausio dvasinio mokytojo iš švento pasaulio, kuris vienu rankos mostelėjimu
padarė taip, kad ta problema išsisprendė per pusę metų, kur niekur nebuvo galima rasti atsakymo. Ir viskas. Problemų nebėra. Nebėra priežasties eiti dvasiniu keliu, nes problemų nebėra. Kodėl sakoma, kad daugiausia dvasiniu to keliu pradeda eiti iš skausmo, iš dugno. Bet tai nebūtinai visiems. Yra 4 tie variantai, ne, kaip Tamal man kažkada juos pasakė ir knygoje Transformacija esu aprašius. Poreikis aukščiausio žinojimo, smalsumas, noras išsivaduoti ir tada kančia, šitas skausmas. Tai va, kančia. Buvo labai blogai, prireikė Dievo. Dievas problemą išsprendė, viskas Dievas nebeįdomus. Ir dėl to ateina tas dark night of a soul. Dažniausiai, kas priveda prie dvasinio kelio, tai yra problemos šeimoje, tai ten kitą variantą atsiėmė. Problemos su sūnum, bet niekaip nėjo susišnekėti ir irgi moteris ieškojo ir labai aukštai tam pasiekė ir viskas, kai apsitvarkė tos problemos, viską metė, viskas baigta. Ir reiškia, ką norėjau pabrėžti, tai buvo grynai savanaudiškas toks noras ir pripažinti savo tą. Aš ne Dievo ieškojau, aš nenorėjau Dievo, aš nenorėjau dvasinių žinių, aš tiesiog norėjau išspręsti savo problemą ir viskas. Gavau, ką norėjau ir man nebeįdomu, ne. Arba dažniausiai tai būna, kad nori sutikti antrą puselę, savo antrą pusę, bendramintį kažkokį ir jau kai sutinka, tai viskas ir nebeįdomu. Tai yra žmogiška, tai yra mūsų egoistinė žmogiška būtis. Tai jeigu interesas buvo kitas, nes gali čia dabar permastyti, galite su kolegom bendraminčiais pasikalbėti, kodėl atėjo tas dvasinis kelias, kodėl jisai atėjo, kaip, kokiu būdu, reiškia. Kas prie to privedė? Ar jau ta problema išsisprendė, ar dar ne? Ar jinai tebe kybo? Pagrindinė problema, dėl ko iš viso atėjo tik iš šito dalyko. Ir jeigu problema išsisprendė, tas toks perlaužimas savęs ir tos duobės ir ėjimas į 4 etapą susivokimą, ateina neutralumas, suvokimas, kad visi turi vietą po svaliu ir nesvarbu kas, aš eisiu savo keliu. Reiškia, kad tokį lūžį, tą juodą duobę galima pralipti, jeigu ėjimas link Dievo bus nuoširdus. Ir kaip sako, mokytojai reikia svarbiausia bendrauti su baktais, klausytis paskaitų, klausytis paskaitų. Čia nėra kito kelio. Tu negali dabar nei iš šio, nei iš to imti ir mylėti Dievo. To, kuris toli ir to, kurio tu nematai. Kad ir vertini, dėkoja mažai žingsniukais. Bet neišeina, tą gali perduoti tik šventas mokytojas. Tai iš esmės tai yra tiesiog dėl to, kad mes gavom, ko norėjom. Ir nusisuka artimieji, nes kitiems nereikia to Dievo, jiems ir taip gerai. O jeigu ir blogai, tai kažkas kitas padės, bet ne Dievas. Ir jie neina to dvasiniu keliu. Tai iš esmės nereikėtų savo ir meluoti, kad aš einu dvasiniu keliu, o tu tai neini dvasiniu keliu. Tu tai ten vyras, vaikai, ten mama kažkas. Nes jam gal nebuvo tai blogai, jis gal tokių problemų neturėjo arba dar kažkas. Eiti dvasiniu keliu. Tai yra 4 etapas – susivokimas. Nesvarbu, kas bus, aš eisiu šituo keliu. Toks kažkoks tiesiog, ne? Ir galbūt tai irgi gali keistis, jie gali mainytis tie keliai. Bet iš esmės kažkas tokio. Ir prie to paties antras klausimas, kurį irgi žadėjau įrašyti, bet aš čia jokių būdų nesakau, kad aš čia kažkoks tai visažinis, tiesiog jūsų pamąstymą. Dauguma moterų ateina į dvasinį kelią dėl to, kad santykiuose yra nelaimingos, nebetenkina santykiai, nedaugumų turbūt visos. Norisi jausmų, o vyras ten tiesiog važiuoja į žvejybą ir žiūri į stalčių, ne? Ar tai dar kažkas, nebėra jausmų, nes moteris yra jausmai ir jos to jausmo ieško kitur, moterų stovyklose, susibūrimuose, dvasinėse praktikose. Ir ateina ta akimirka, kai šitam kely nebeina eiti su savo vyru. Pirma, ką noriu pasakyti, grynai iš praktinių apklausų su bendravimu su moterimis, kai moteris atsisako tų mėsų, vegetariam, tam kartoja mantras, jos nebegali miegoti su savo vyrais, kurie valgo mėsą, tai yra bjauru, kūniškai atmeta, pasikeičia kūno sąmonė ir kažkaip taip tiesiog įvyksta. Tai gali būti, kad jeigu jūs įsimylėsit, galbūt vieniša moteris ir įsimylėsit paprastą tiesiog kaimo vyriuką arba tiesiog šūstrą verslininką, bet kurio sąmonė žemesnė ir jis jokių ten praktikų nedaro ir mėsą valgo,
jūs pradėsit ją valgyti, nes jums tas vyras patiks ir tam, kad susitapatintumėt su juo kūniškai, reikės tą daryti, kartais reikės suvalgyti mėsos, nes kitaip jūs nebegalėsit su juo miegoti, o vyrui natūraliai kils klausimų, kodėl jūs su juo nebemiegat. Taip. Ir kitas dalykas, ar skirtis ar nesiskirti. O tai yra moterų, kurios kamuojasi šito klausimu. Ką noriu pasakyti, tai pirmas dalykas. Masiškai tą daro dėl to, kad kažkoks tai neva išmintingesnis žmogus priimtų sprendimą už jas ir pasakytų skirkis, žinoma, skirkis, tai aišku skirkis, jinai tai padarys, man tai va taip sakė, tengi jinai išmintingesnė už mane, sakė skirkis. O kas prisiims tą karmą? Karmą dalinsimės. Kas rūpinsis tą moterim, kuri paliko savo vyrą? Jinai vis tiek nebeteks vyro rūpesčio, kad ir kiek galbūt jo ten te buvo, gal tik kuro užpylė, bet vis tiek jinai nebeteks to vyro ir kas jos laukia toliau. Tai šastrose visur yra sakoma, visur jokių būdų niekaip nepalikti vyro ir juo rūpintis ir jam gaminti valgyti. Yra daug moterų, kurios pačios tos mėsos nevalgo, vyrui vis tiek gamina, kurios bando užburti juos tą meilę, tų mantrom ir tikisi, kad jis irgi taps mantrų kartotojų. Tai ir daugybė moterų savo meilę, tikrą nuoširdžią meilę ir nugali, nes moteris yra meilė, energija ir jinai tą gali. Bet nebūtinai tai pasiseks, kartais skyrybos gali būti ir iš noro. Iš taipingo noro arba abiejų norų. Jeigu abu taip sutarė, tai kaip ir viskas aišku, bet jeigu vyras tikrai nenori skirtis, o moteris nori, tai niekaip nepalaiko, niekas čia šito sprendimo jau pačiai žiūrėti, kaip ten, nereikia bėgioti ir ieškoti, kas pasakys, kad aha, skirkis, kaip ten šnekėjom, juokiamės prie bajerio, tai geriau jau kokios Aldonos paklausti prie butelio, tegu jinai ir pasako ir prisiema tą atsakomybę. Nes yra tokių rūgių, ypač šitam vakarų pasauly, moteris, kurios jau tapusios vyrais, aš nežinau, ten tokio mandrumo, kurios turi pasiekėjų tūkstančius ir kurios, skirkis, aišku, skirkis, taigi rasi dar 37 vyrą. Neaišku, ar karmiškai duoda, gal tik gyvenime tik vienas arba 3 tie vyrai tokie, plius minus geri, kurie norės su jumis būti ilgai, yra duoti. Ir prisiema tą karmą. Ir neša, o kaip kitaip jinai tai liepia tą sprendimą tokį priimti. O kas su jomis moterimis rūpinsis, aš klausiu. Ta kita moteris kas? Kas rūpinsis? Tai reiškia vienintelė išeitis. Yra palaikoma, jeigu tai atmesti kas nepalanku ir priimti kas palanku. Jeigu jūs jau tikrai greičiausiai brandesnio amžiaus, tai gali būti labai maža tikimybė, kad jaunystėje tai gali būti, bet visko būna, kartais sąmonė aukštesnė, kartais jau realizacijų patirta. Vėlgi, tikrai viduje žinot, kad aš nebenoriu to vyro susirasti, jau ačiū, tų santykių turėjau per akis, man neužtenka, arba galbūt moteris pati jau tapo vyru ir jai vyro nebereikia, bet jinai nori eiti su Dievu ir jei jisai trukdo kartuot mantras, trukdo, visaip kaip trukdo dvasiniam keliui, tada jau jinai tikrai išeina pas Dievą, viskas tik pas Dievą dvasiniu keliu ir viskas tik mantrų kartojimas, šventraščiai, viskas. Tada galima kažkuria prasme, nes tai trikdo. Viskas. Kitu atveju, jeigu yra užslėpta mintis susirasti vyrą ir čia tipo šitą pabėgti nuo jo, ar ten kažkaip, tai tokių gudrybės nėra palanku. Tai, kokiu mes tik tų nuodėmių nepridarom, tai tikrai nėra vienintelė nuodėmė. Tai čia mąstyti kaip kas nori ir mąstyti kaip kas nori. Jokiu būdu neužkrauti kažkam šito sprendimo, kaip ir bet kokių kitų savo sprendimų gyvenime. Kiekvienas sprendžia pats už save. Hare Krishna, Radhe Radhe.